nesišypsai, akių kontakto nėra. Ar tu manęs nematai? Galvojau, kad bloga mama esu, gal tau manęs nereikia, kodėl tu negirdi ir tyliai sau vienas žaidi. O man sakė, dar palauk, juk bus lengviau, kai paaugs. Bejėgė aš jaučiuos, autizmo diagnozę skaitau. Ir kaipgi mes čia atsidūrėm, ir kaip gyvent toliau. Naktį tyliai verkiu, dieną drąsiai einu, nors pasaulis sako tu kitoks, nesitikėjau tokios dovanos. Tavo tylus balsas stipresnis už viską, bet jie nesupranta. Mes nenuleidžiam akių, esi geriausia, ką turiu. Aš jau susitaikiau, rodos, bet vis tiek dar ašaras regiu, vis pagalvoju kaskart. Kodėl tai apie mus? Ir jau 5. terapija savaitei, bet nei vieno žodžio kodėl aš jaučiuos tokia viena ir kitų nesuprasta. O man sakė, dar palauk, juk bus lengviau, kai paaugs. Bejėgė aš jaučiuos, autizmo diagnozę skaitau. Ir kaipgi mes čia atsidūrėm, ir kaip gyvent toliau. Naktį tyliai verkiu, dieną drąsiai einu, nors pasaulis sako tu kitoks, nesitikėjau tokios dovanos. Tavo tylus balsas stipresnis už viską, bet jie nesupranta. Mes nenuleidžiam akių, esi geriausia, ką turiu. Ši daina apie mus, kurie kasdien daro daugiau nei kiti mato. Apie tuos, kurie ieško atsakymų. Apie tuos, kurie pavargsta, bet nepalieka. Jei atpažinai save, žinok, kažkur kita mama ar kitas tėvas dabar jaučiasi taip pat. Tu nesi vienas.